Prasmės alchemija. Apie prasmingus dalykus, ne visai paprastai, bet prasmingai. Tai prasmės klausimas net nekiltų. Jis kyla dėl to, kad mes gyvenam laikinai. Ir dėl to mes turim vertinti kiekvieną akimirką gyvenime ir gyventi taip, kaip norime gyventi. Nes, kaip sakau, gyvenimas baigsis. Išgiręs išaugs ąžuolas, ne beržas, ne? Kad ir kiek laistysim, kad ir ką darysim, ar nelaistysim, išgilės išaugs ąžuolas. Tuo tarpu iš mūsų gali išaugti bet kas, nes, kaip sakau, mes esame laisvi pagal apibrėžimą. Pasaulis labai sparčiai keičiasi, ne? Bet, kaip sakau, prasmingo gyvenimo sąlygos jos yra universalios iš esmės. Jeigu tu žmogui duosi daug laisvės, tai, kaip sakau, žmogus nežinos, kaip elgtis su ta laisvė. Sveiki, čia Prasmės alchemija ir aš, Gabija Skučaitė, kviečiuosi į šią studiją įvairius pašnekovus, su kuriais mes kartu kalbamės apie prasmę darbe ir gyvenime. Ieškome atsakymų į tai, kaip neprasmingus dalykus galėtume konvertuoti į prasmingus. Šiandien studijoje čia su manimi filosofas, dėstytojas, SMK aukštosios mokyklos, Vytauto Didžiojo universiteto, Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytojas, įvairių mokslo žurnaluose publikuojamų straipsnių autorius Mantautas Ruzas. Tai man labai džiugu, kad šiandien studijoje turiu filosofą. Daugelis mūsų ankstesnių diskusijų buvo labiau iš psichologinės perspektyvos žvelgiant į prasmę, į tai, kaip doroti su įvairiais beprasmybės pojūčiais kasdienybėje, kaip žmonės perdega ir įvairių tokių psichologinių patiria, sakykime, kažkokių problemų ar nesklandumų. Bet šiandien mes, sakėm, prasmę imsime iš esmės, giliai ir filosofiškai. Todėl Mantautas čia šiandien su manimi ir tikriausiai pirmas klausimas bus apie pačią prasmės sąvoką, Mantautai. Tai labas dar kartą. Labas. Ir ar mes galime pažvelgti į prasmę filosofiškai, ar čia yra prasmėje filosofinio klausimo dėmuo ir kas yra prasmė iš filosofinės perspektyvos? Gerai, tai norėčiau iš karto kvestionuoti, kad tai yra filosofinis klausimas. Kas yra gyvenimo prasmė? Įprasta galvoti, kad tai yra filosofinis klausimas. Ir filosofai šitą klausimą kelia, bet filosofai gali kelti ir nefilosofinius klausimus. Ne? Pavyzdžiui, vienas centrinių klausimų, kas yra gyvenimo prasmė, yra egzistencinės filosofijos klausimas. Bet, kaip sakau, šitas klausimas nėra filosofinis, mano manimu. Ir aš visiškai pritariu Arvydo Šliogerio, sakykime taip, išsakytai minčiai, kad jis yra egzistencinis klausimas. Nes Šliogeris savo knygoje Kas yra filosofija, visus klausimus suskirsto į 4 tipus. Yra praktiniai klausimai, tai yra klausimai, kurie, sakykime taip, lengvai atsakomi, pavyzdžiui, kur nueiti į banką, arba kaip pasidaryti pasą. Klausimas tiesiog dingsta, kai yra gaunamas atsakymas. Paskui yra moksliniai klausimai. Antras tipas, sakykime, yra moksliniai klausimai. Jie yra sunkiau atsakomi, bet irgi yra atsakomi. Tiesiog reikalauja, sakykime, taip, tam tikrų procedūrų, pavyzdžiui, eksperimentų, metodų tam tikrų, kuriais prieiname atsakymo. Ir kai prieiname atsakymą, klausimas irgi dingsta. Ir yra egzistenciniai klausimai. Kas yra gyvenimo prasmė, kurie, kaip sakau, dar nėra filosofiniai klausimai. Ir 4 tipas yra filosofiniai klausimai. Dabar, kuo skiriasi filosofinis klausimas nuo egzistencinio klausimo, tai tuo, kad egzistencinis klausimas, taip pat kaip mokslinis ir praktinis, yra atsakomi. Filosofiniai klausimai iš esmės yra neatsakomi. Geriausiu atveju dalinai. Pavyzdžiui, filosofinis klausimas, kodėl yra būtis, o ne niekas, yra praktiškai neatsakomas. Arba koks yra pasaulio pagrindas, irgi praktiškai neatsakomas. Taip, filosofai bando atsakyti iš tos klausimus ir, kaip sakau, dalinai atsako.
bet dalinai. Tuo tarpu, kalbant apie egzistencinius klausimus, jie yra atsakomi, jie yra, sakykime taip, toj pačioj kategorijoje kaip ir moksliniai ir praktiniai. Nes egzistenciniai klausimai yra atsakomi. Pavyzdžiui, bet prieš tai, kodėl jie yra atsakomi, aš paaiškinsiu, kas yra gyvenimo, kas yra prasmė sąvoka, sakykime taip. Aš esu savo šitą klausimą atsakęs jau labai seniai, bet filosofai man padėjo artikuliuoti jį labiau, tą atsakymą. Tai yra, sakykime taip, skirtumas. Prasmė tai yra skirtumas. Pavyzdžiui, kai aš matau skirtumą, kas man svarbiau negu, sakykime, lyginant su kitais įvykiais ar veiklomis, kuri veikla man yra svarbesnė. Skiriasi nuo kitų veiklų. Nes, pavyzdžiui, kai žmogus nemato skirtumo, jisai sako, man viskas vienodai, aš nematau prasmės. Man viskas tas pats. Tai kai man ne viskas tas pats, o kai kas yra svarbiau negu, sakykime, viena veikla svarbesnė už kitą veiklą, aš matau skirtumą. Ir tada atsiranda prasmė. Tada atsiranda užsimti tą veiklą, arba atsiranda noras mylėti tos žmonės, kurie yra skirtingai nuo kitų žmonių man svarbus, pavyzdžiui. Tai prasmė atsiranda per skirtumą. Labai struktūralistiška. Taip, būtent, tai yra struktūralistinis atsakymas, prasmė gimsta iš skirtumo. Tai kadangi šitą klausimą jau esu seniai atsakęs, tai man jis, tiesą pasakius, ir nekyla Kur dažnai. tu tą skirtumą esi apčiuopęs labiausiai savo veikloje, ar pavyzdžiui, kada tu paskutinį kartą galvoji apie prasmę, ar kažkaip kontempliuoji ją ir matai tuos skirtumus tarp ko? Tarp kokių realybių ar kažkokių praktinių dalykų? Jo, tai aš sakyčiau taip, kad kadangi aš esu atsakęs, kas man patinka ir kur aš matau skirtumą, tai man šitas klausimas ir nebekyla jau tiesiog. O skirtumą aš matau, pavyzdžiui, kai aš įstojau į filosofiją, filosofija mano tapo vienu iš svarbiausių, sakykime taip, gyvenimo veiklų. Ir jinai skiriasi nuo kitų veiklų. Jinai darė skirtumą, kitaip sakant, ir jinai man tapo prasminga. Sakykime, užsimti filosofiją yra prasminga veikla, skaityti filosofinės knygas, dalyvauti konferencijose, rašyti straipsnius, dėstyti filosofiją. Man turi prasmę, kadangi šita veikla man yra išskirtinė, ir jinai, kaip sakau, skirtinga nuo kitų veiklų, kurios man nėra tokios įdomios, ir kurios man neteikia nei malonumo, sakykime taip. Tai prasmė, trumpai atsakant, yra skirtumas. Ir kalbant apie tuos 4 tipus klausimų, prasmės klausimas skirtingai nuo filosofinio klausimo yra atsakomas. Nes vieniem, sakykime, užsimti filosofiją yra prasmė, kitiem užsimti, sakykime, dainavimu, kitiem užsimti matematiką ir taip toliau ir panašiai. Ar yra kažkokie bendri vardikliai tokiam prasmingo gyvenimo susikūrimui? Daugelis žmonių nori turėti prasmingą gyvenimą. Dažnai sakoma laimingą gyvenimą, daug linkim, kad gyvenimas būtų laimingas. Koks skirtumas tarp to prasmingo ir laimingo gyvenimo? Ar yra? Taip. Ir ar yra kažkokios bendros komponentės tokiai prasmingo gyvenimo formuliai? Taip, labai geras klausimas, iš karto galiu pasakyti. Taip, prasmė yra individuali, nes kiekvienas turi, kaip sakau, skirtingą veiklą, myli skirtingus žmonės, tai čia labai individualu. Bet sąlygos būtent yra, aš sakyčiau, egzistencializmo filosofai yra atsakę, pateikę, kad tai yra tam tikros universalios sąlygos susikurti prasmingam gyvenimui. Tai jeigu remsimės, pavyzdžiui, kuris man labai artimas Sartru, tai Sartro manymu mes turim turėti gyvenime kažkokį projektą, jis vadina gyvenimo projektų arba fundamentalių projektų, kuris, sakykime taip,
gali būti gyvendintas per ilgą laiko tarpą. Tai toks didelis gyvenimo projektas. Pavyzdžiui, aš noriu išmokti japonų kalbą. Ir mano veikla, mano visas gyvenimas tada įgyja prasmę, įgyja kryptį, įgyja tam tikras koordinatės. Reiškia, aš ne tik tai miegu ir valgau, bet tas miegas ir valgymas reikalingas tam, kad aš galėčiau judėti link to projekto įgyvendinimo. Tai reiškia, netgi ir kitos veiklos įgyja prasmę per šito didesnio projekto kontekstą. Kitaip sakant, tai sąlyga yra turėti kažkokią tai viziją, kažkokį tai projektą, kažkokią tai veiklą, kurią tu norėtum įgyvendinti. Ir tokiu būdu tu susikuri sąlygas prasmingam gyvenimui. O pakalbėkime apie beprasmybę, ar ne, apie prasmės nebuvimą. Taip. Kokios sąlygos yra jai atsirasti tai beprasmybei? Ar kažkokių atsakomybių neturėjimas, ar apatiškumas, ar pažvelgtum kažkaip iš filosofinės pozicijos? Kas yra beprasmybė? Koks yra skirtumas? Gal jį galėtum taip irgi partikuliuoti? Tai vėlgi grįžtant prie tų 4 klausimų tipų, kas yra gyvenimo prasmė, mes į šitą klausimą galime atsakyti, pavyzdžiui, kad nėra gyvenimo prasmės. Ir tai bus irgi atsakymas, ir kaip sakau, tai jis atsakoma šitas klausimas netgi ir negatyviu būdu, nes kas yra gyvenimo prasmė, tai nebūtinai, pavyzdžiui, ar yra gyvenimo prasmė. Ne? Galima sakyti, kad nėra, ir tai bus irgi atsakymas. Ir ar gali būti neprasmingas gyvenimas? Taip, manyčiau, kad gali būti. Ne? Iš tikrųjų, jeigu žmogus, vėl sugrįžtant prie to paties Sartro, neturi gyvenimo projekto, jis daro pasirinkimą, pavyzdžiui, bet vis tiek jis daro pasirinkimą gyventi neprasmingai, sakykim taip, ne? Neturėti gyvenimo projekto, taip, aš siečiau tuo, taip, su tam tikra prasme pasyvumu, kai tu priemi gyvenimo aplinkybės, kai tave apibrėžia pats gyvenimas. Ne tu apibrėži savo, ne tu esi autorius savo gyvenimo, o gyvenimas, tam tikros kažkokios determinantės, ar tai būtų aplinka, ar tai būtų genetika, apibrėžia tave. Bet taip, tai yra neprasmingas gyvenimas. Sartro manymu, jis dar turi kitą tam pavadinimą, tai yra netikras tikėjimas. Kai jisai teigia, kad pavyzdžiui, kai aš savo neveiklumą kažkokį tai, arba savo neprisėmimą atsakomybės, suverčiu kaltę, tarkim, aplinkybėms, ne? Suverčiu kaltę tėvams, ne? Suverčiu kaltę mokytojams ir taip toliau. Tokiu būdu tu gali patekti tą tokį, Heideggeris vadino das man stichiją, toks neautentiškas gyvenimas, kai tu, sakykime, pradedi gyventi arba kitų gyvenimus, kiti labai įtakoja tavo gyvenimą, ne? Ir tu iš esmės, pavyzdžiui, tėvai nori, kad vaikas būtų tuo ir tuo, nors vaikas nenori tuo būti, ne? Ir jis pradeda gyventi pagal tėvų projektą. Tai taip, gali būti ir, gali tu patekti tokią neautentišką būseną, kai gyvenimas iš tikrųjų bus toks neprasmingas, ne? Nes ne tu apibrėžinėsi savo gyvenimą, o kiti apibrėžinės tavo gyvenimą. Nes, kaip sakau, pamatinė egzistencinės filosofijos tezė yra, kad egzistencija pirmiau už esmę. Kas čia turima omeny? Tai, kad aš neturiu esmės jokios. Aš ją galiu susikurti pats. Pirma, aš egzistuoju, paskui susikuriu esmę. Nes skirtingai nuo gilės esmė tai yra, kad, tai yra esencializmas, ne? Gilės esmė, iš gilės išaugs ąžuolas, ne beržas, ne? Kad ir kiek laistysim, kad ir ką darysim, ar nelaistysim, iš gilės išaugs ąžuolas. Tuo tarpu iš mūsų gali išaugti bet kas, nes, kaip sakau, mes esame laisvi pagal apibrėžimą. Mes neturime esmės, nes peilio esmė pjauti, ne? Sakykim taip, plaktuko esmė kalti. Skirtingai nuo plaktuko, peilio ir gilės, mes neturime esmės, ne? Čia Sartas vadina, kad mūsų sąmonė yra kaip niekas. Ir čia yra
neblogai, čia yra gerai, nes čia yra, aš esu laisvas iš savęs padaryti, ką noriu iš esmės. Tai va, aš nesu apibrėžtas. Bet jo, jeigu kalbant apie neautentišką gyvenimą, tai žmogus priema, ne pats yra, kaip sakau, autorius, bet priema jam primestas gyvenimo aplinkybės ir tokiu būdu jis patenka į tokią neautentišką būseną. Tu čia taip užkabinai tą haidegerišką parankumą, tą įrankiškumą, kuris, kaip ir sakai, egzistencialistams prieštarauja žmogaus įrankiškumui ir pavertimui tam tikrų instrumentų. O kaip vis tik tu galėtum apžvelgti, tarkim, industrialistinę revoliuciją ir visą gal net ir kažkokį, tam tikrus kapitalistinės epochos bruožus, kuriuose vis tik žmogus turėjo ir gal dar ir turi tam tikro įrankiškumo požymių, kuris tarnauja tam tikrai sistemai, tam tikrai kažkokiai sistemai, kuri kūrė vertę. Ir tuomet žmogus dėl savo to įrankiškumo gali nejausti prasmės, nes galvo, kad jis yra panaudojamas kaip įrankis tam tikrame, kartais ir monotoniškame, rutiniškame procese. Tai kaip čia tu jau matau taip ir linksi, supranti, kokį tą klausimą čia taip ir noriu parutuliuoti. Kaip žmogui suprasti save, kad net jeigu jis atlieka tas atrodytų instrumentinės kažkokias vos ne įrankio pozicijas, kaip tame neprarasti prasmės ir suvokti, kad čia yra, o gal reikia prarasti prasmę, kaip tu galvoji? Taip, Gabija, dar vienas puikus klausimas. Jo, čia yra, mes turim suprast, kad ir egzistencialistai, sakykime taip, čia vėl ateina į pagalbą egzistencialistai, jie sakė, kad taip, žmogus yra visų pirma situatyvi būtybė, mes turim kūną, mes esam tam tikroje situacijoje, mes nepasirenkam tėvų iš tikrųjų, mes nepasirenkam genetikos, taip, bet netgi tokiose, arba kaip tu sakai, mes gyvenam tokioj kapitalistiniai sistemai, kur žmogus yra paverčiamas sistemos rakteliu ir taip toliau ir panašiai, bet netgi tokioj situacijai mes renkamės, mes galim rinktis, netgi tokioj situacijoje. Mes iš esmės negalim nesirinkti, mes visada renkamės kažką tai ir mes galim peržengti tą esamą situaciją. Sakykim taip, mes negalim pasirinkti tėvų, bet mes galim pasirinkti požiūrį į juos, arba mes, tarkime, netgi jeigu, sakykim, taip, mes gyvenam tokioj visuomeniai, kur labai svarbu yra, kaip sakau, karjera, darbas ir kartais mes turim atsisakyti savo mėgstamų veiklų, kurios, kaip sakau, mums yra prasmingos. Bet netgi tokiu atveju mes galime, kaip sakau, transcenduoti arba peržengti savo tą situatyvę būseną. Kodėl? Todėl, kad pavyzdžiui, netgi tokiose situacijose, kur tu, kaip sakau, dirbi nemėgstamą darbą, tu gali tą darbą padaryti prasmingu, nes šalia to turėt gyvenimo projektą, o tau tas darbas reikalingas tik tai, kad uždirb pinigus, tai vėlgi, tarkim, vėl sugrįžkim prie tos mano to pavyzdžio, aš noriu, tarkim, išmokti japonų kalbą, bet man reikia pinigų kursam, tai aš dirbu nemėgstamą darbą, bet tas nemėgstamas darbas man tampa irgi prasmingu, nes mano didesnio projekto kontekste jis įgyja prasmę. Tokia tikrai puikiai praktinė filosofija. Taip, visiškai. O man tu tai tokį noriu šiek tiek provokatyvų klausimą užduoti, bet dabar labai populiari tokia psichologinė tokia nuostata, daug kur matome, taip labai tampa tokiu raktažodžiu šiandieninės visuomenės posakis čia ir dabar. Gyvenk čia ir dabar, jauskis čia ir dabar. Tai kaip tu galvoji, kiek įmanoma prasminė pagava toje populiarioje čia ir dabar sampratoje? Kiek mes šitame galime pagauti prasmę? Ar iš vis įmanoma? Čia labiau supranti per tą laiko neteikmę noriu
paklausti. Taip, beje, taip šitam skubančiam pasaulyje, netgi šitas Sartro didysis fundamentalus projektas gali kelt klausimą, nes pasaulis taip keičiasi, kad aš negaliu planuoti 2 savaitėm į priekį, ką jau kalbėta, ne apie gyvenimo projektą. Ir Baumanas yra kalbėjęs, kad kai jis pristatinėjo Sartro gyvenimo projektą studentams, sako, profesoriau, mes tikrai nežinom, ką darysim kitą dieną, apie kokį jūs projektą kalbat ir mes nežinom, mes atsigulsim vienam pasaulyje, ryte jau atsikelsim kitam pasaulyje, nes pasaulis ant tiek greitai keičiasi. Bet aš manau, kad Sartro projektas neprarado aktualumo. Jis kaip tik dabar dar aktualesnis, nes kai tu šitam besikeičiančiam pasaulyje susirandi kažkokią tai veiklą arba kažkokią tai viziją ar projektą, jis įgyja kryptį ir jis tavo chaotišką gyvenimą, kur viskas taip sparčiai keičiasi, paverčia, tas gyvenimas įgyja tvarką kažkokią. Čia, žinot, tas pats, kas Sartras mėgo tokį pavyzdį su marmuro luitu. Iš esmės, kad tu esi architektas ir skulptorius tiksliau, ir marmuro luitas vienu metu. Ir tu iš savęsgi gali skaptuoti skulptūrą, kokią tu nori. Ir tokiu būdu, kaip sakau, tu susikoncentravęs į tos skulptūros kūrimą, sakykime taip, ignoruoji tą pasaulio dinamiškumą ir tą besikeičiantį pasaulį. Ir tokiu būdu, kaip sakau, gali susikurti labai patogų ir prasmingą gyvenimą. Tai taip, pasaulis labai sparčiai keičiasi, ne? Bet, kaip sakau, prasmingo gyvenimo sąlygos jos yra universalios iš esmės. O pažvelkime į tam tikrą prasmės tokį dvimatiškumą, kuris irgi ir akademinėje literatūroje taip analizuojamas, kad mes, ir tu pats pradėjai nuo to, kad mes kiekvienas turime subjektyvią, individualią prasmės sampratą ir čia jau nuo to nepabėgsi, bet tuo pačiu prasmė yra irgi kažkaip kontekstualizuojama, ar ne, jinai priklauso nuo tos aplinkos, kurioje mes veikiame ir nuo situacinių dalykų. Tai skaitau dabar tokią knygą Šūdmalos darbų teorija. Žinai? Žinau, skaičiau irgi. Jau skaitai. Aš dar neperskaičiau, bet joje autorius labai kalba apie tam tikrus neprasmingus darbus, kuriuos jis vadina tais šūdmalos darbais ir kelia problemą, kad tokie darbai būtent yra tam tikra moralinė visuomenės žaizda ir yda. Ir čia jau kalbam apie tą antrąjį prasmės matą, prasmės kontekstualizavimą. Ir tam tikrą tokių neprasmingų darbų atsiradimą visuomenėje kaip visuomenės kažkokią opą. Tai kaip tu pats vertintum tą antrąjį, nebe subjektyvųjį, bet tą kolektyvinį prasmės aspektą? Kiek mūsų vis tik visuomenė yra tas šūdmalos, kodėl ji vis dar egzistuoja ir kodėl mes kaip visuomenė iš tikrųjų leidžiame tai šūdmalai klestėti. Taip. Na, toj knygoje beje autorius iš esmės atsako, kodėl egzistuoja tiek daug šūdmalos darbų pasaulyje. Ir aš iš dalies su juo sutikčiau, nes tai yra daugiau toks politinis projektas, kaip žmonės padaryti užimtus, kai daug darbų pakeičia mašinos tiesiog. O ką daryti su tokiom masėm žmonių? Reikia juos kažkur tai įtraukti, įdarbinti. Kaip sakau, čia projektas yra politinis, nes, čia yra tokia idėja, kad jeigu žmonės paliksim be darbo, jie pradės daryti nusikaltimus. Tai dėl to jos reikia kažkaip įdarbinti, arba pasodinti į stadionus, į kino teatrus, žodžiu, yra pramogų didžiulė industrija, kuri irgi tuos žmonės pajungia vartojimui, pavyzdžiui. Tai nuo to niekur nepabėgsim, gyvenam tokiam pasaulyje, bet aš grįžtu vėl prie tos idėjos, kad
Jo, mes gyvenam tokioje situacijoje, tokiam pasaulyje, bet mes netgi, sakykim taip, nesam determinuoti tos situacijos. Reiškia, mes galime tą situaciją paversti savo prasmingo gyvenimo žaliavą. Nu, čia gal negerai sakyti apie žmonės, su kuriais mes susidurėm, bet tam tikra prasme tai yra irgi materialas, kuris gali būti pajungtas mūsų tam didesniam projektui. Tai aš kaip sakau, aš nedramatizuočiau tos situacijos, nes iš tikrųjų žmonių pasaulyje daugėja, šūdmalos darbų irgi daugėja, nuo to niekur nepabėgsim. Taip, galim ginčytis, ar čia yra geras, ar daugiau žmonėm duoti laisvės, nes čia yra klausimas. Politinis jau. Ar žmonėm daugiau duot laisvės, ar daugiau juos, kitaip sakant, pajungti kažkokiems tai ekonominiams, pramoginiams procesams. Tai va, nes yra manoma, kad jeigu tu žmogui duosi daug laisvės, tai kaip žmogus nežinos, kaip elgtis su ta laisvė. Tai va, bet yra, kaip sakau... Tai reiškia, tas subjektyvus, prasmingo gyvenimo toks nukreipimas yra ganėtinai ribotas, vadinasi. Taip, bet aš manyčiau, kad... Kažkaip tas prasmingas gyvenimas turi būti dar užduotas ir iš... Jam, taip, ar visuomenė jam turi užduoti toną? Va čia irgi klausimas, nes aš sakyčiau, pats žmogus, čia aišku jau kalbam, kadangi mes esam aukštoje mokykloje, tai galim pakalbėti ir apie ugdymą, kad ir ugdymo tikslas žmogui padėti, be egzistencinė filosofija yra taikoma ugdymo procesuose ir ją galima puikiai adaptuoti, kad žmogus būtų atsakingas už savo pasirinkimus, kad žmogus gyventų savo autentišką gyvenimą, tai mes kaip ugdytojai turėtume mokyti to ir, kaip sakau, kaip pažiūrėti situacijas iš įvairių perspektyvų, kaip tas situacijas vertinti, kaip prisimti atsakomybę, beje, egzistencializme labai svarbus atsakomybės klausimas, nes kai aš darau kažkokius veiksmus, tai aš visų pirma, aš esu stebimas kitų, kaip Sartras pasakytų, kiti tai pragaras, bet nepaisant to, aš esu stebimas, reiškia, aš turiu rodyti pavyzdį, bet kokioj savo veikloj. Iš kitos pusės, kai aš darau savo pasirinkimą, tai aš darau pasirinkimą ne tik už save, bet ir už kitą žmogų, nes pavyzdžiui, kai aš nusprendžiu vesti merginą, aš savo tuo sprendimu įtvirtinu santuokos institutą ir tokiu būdu aš darau spaudimą tie, kurie nenori vesti ar tekėti, sakykim taip. Tai mano, pavyzdžiui, artima aplinka nenori, bet sako, žiūrėk, Mantautas, o kodėl jūs ne? Kitaip sakant, bet kaip sakau, čia mes ne tik tai savo artimoje aplinkoje mes apskritai, bet kokiu veiksmu, nes visa žmonija yra susieta ir Sartras neatsitiktinai, pavyzdžiui, neatsiėmė Nobelio taikos premijos. Atsiprašau, Nobelio literatūros premijos, dėl to, kad tuo metu vyko karas Vietname ir jis sakė, kad mes visi atsakingi už tai. Aš irgi tame tarpe. Mantu, tai su tavim galėčiau kalbėtis valandas. Taip, puikiai tą žinai ir tikrai labai įžvalgios mintis. Ačiū. Ir nuostabus pašnekesys ir mūsų pokalbis. Gal tu dar pabaigai galėtum kokį palinkėjimą pasakyti? Aš nežinau, ar filosofai mėgsta sakyti linkėjimus, bet kokią įžvalgią mintį tiem žmonėms, kurie galbūt ieško prasmės ir jos neranda savo gyvenime arba yra kažkiek pasimetę, gal tu galėtum kokią gerą mintį mestelti iš filosofinio aruodo. Taip, tai aš linkėčiau žmonėm iš tikrųjų pasižiūrėti pasaulį labai paprastai. Jeigu mes paimsime, sakykime, visatą, kurioje mes esame, mūsų gyvenimas yra labai laikinas joje ir mes turėtumėm rūpintis gyvenimu ir kiekvieną minutę stengtis nugyventi prasmingai ir apie kiekvieną minutę gyvenimo mąstyti kaip dovaną, nes iš tikrųjų, kaip sakau, jeigu mes gyventumėm amžinai, tai prasmės klausimas net nekiltų. Jis kyla dėl to, kad mes gyvenam laikinai. Ir dėl to mes turim vertinti kiekvieną akimirką gyvenime ir gyventi taip, kaip norime
gyventi, nes, kaip sakau, gyvenimas baigsis. Tai va, tai džiaukimės kiekvieną akimirką ir darykime tai, kas mums įdomu ir prasminga ir stenkimės mažiau gyventi kitų gyvenimus. Nuostabus palinkėjimas. Gyvenimas prasmingas dėl to, kad jis laikinas, todėl gyvenkime jį atsakingai ir kiekvieną akimirką. Ačiū tiems, kurie šiandien buvote su manimi, Gabija ir su Mantautu čia. SMK aukštojoje mokykloje, mūsų video studijoje, kurioje mes nufilmavome dar vieną tinklalaidę Prasmės alchemija. Ačiū ir iki kito karto. Ačiū, buvo labai įdomu.